Labą dieną, sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Gintarė, jeigu čia pirmą kartą, čia Lukas, mano vyras, ir mes šiandien noriu pasidalinti istoriją. Kai mes baigėm 12 klasių, nusprendėm, kad reikėtų kažkur padirbėti ir nusprendėm išvažiuoti į Palangą. Mes nešiojom mane CV po visur. Mes nebaigėm 12 klasių, nes dar nebuvom egzaminų išsilaikę ir mes važiavom vasarą į Palangą. Aš tai atsimenu, kad CV neturėjom ir CV nesirašėm. Nesirašėm? Nesirašėm CV. A mes tiesiog šiaip ėjome. Tiesiog vaikščiojom po kavinės ir klausėm, ar reikia darbuotojų. Ir viena kavinė mumis priėmė. Tai, kad Lukas, nes aš nelabai prisimenu, nes čia viskas vyko prieš 12 metų, tai tikriausiai dabar galbūt yra kita situacija. Jeigu jūs neseniai dirbot Palangoje ten praeitą vasarą ar kada, pakomentuokit, nes įdomu būtų sužinoti jūsų istorijos. Tai mūsų tokia, kad, gerai, mumis priėmė, darbo valandų ten tikslių nebuvo, ne? Tokias būdavo darbo valandos būdavo, žodžiu, nuo tada, kai atsidaro, iki tada, kai užsidaro, ir kartais ten, tarkim, gaudavai vieną dieną išeiginę, bet labai daug dirbo. Prisimenu, mes ten išdirbom apie 4 savaitės, ne? Kažkas tokio. Kažkur, kol iki vasaros galo. Jo, nes mes po to po vasaros galo turėjom važiavom į Daniją mokytis ir gyventi, tai mes norėjom tik šiaip patirbti mėnesiuką, žodžiu, susiradom, kur mes pirmą susiradom gyventi pas tokiam name, ne, antram aukšte. Kažkokį kambarį, aha. Kambarį, ir mes už tą kambarį mokėjom Būdavo, man atrodo, 25 litus už naktį. A ne PEM? PEM? Abudu po 25? Man kažkaip atrodo, kad savaitę buvo 200 PEM. Jo, man atrodo, po PEM buvo. A ne, tai brangiai? Nes paskui ten norėjom išeiti, aiškinomės dėl PEM litų, kad grąžinti. Dar kaip tik priminins iš kabina stendė, kad turi kaimynam pranešti. Kai dar yra mums. Anyway, mes tenais išsinomam kambarį ir jisai buvo antram aukšte, tas kambarys. O pirmam aukšte buvo tualet su vorė, kuris buvo be durų. Su užuolaida. Ir tu žodžiu nueini į tualetą. Čia virtuvėj. Virtuvėj buvo. Jo, čia tarakas. Virtuvėj ir užuolaida. Ir už užuolaidą maudydavos žmonės. Čia kas nors daro, bet mes gyvenam ten ne vieni, ten daug žmonių gyvena, ne? Nu, buvo mužikų daug. Ir tokie mužikėliai, jo buvo, toks kaip laisvas nams ir jaučiu moteris ten ar vyris, neprisimenu, išnuomodavo kambarius. Nu, žodžiu, mums labai iškilėsi ten gyventi, nes tualeto durų nėra, niekad nėra, ir mes tada persikraustėm, nes mums iš darbo nepasiūlė persikraustyti į butą. Nu, tai kažkieno brolė kažkokia būtų. Jo, ir mes ten dar mokėjom, pigiau mes mokėjom po 10 litų už naktį. Maždaug, mažiau. O kiek litai yra su eurais dabar? 10 litų kiek būtų? 3 PEM, 3 PEM, maždaug 2 eurai 50 už naktį, ne? 3,5, 4. Jo, 4 eurai už naktį. Nu ir žodžiu, mes persikraustėm, bet mes gyvenam ten kambarį ne vieni. Ai, su tuo gėjuku. Jo, gyvena su mumis toks bičiuks, tai mes su Luku. Galekuoju. Mes miegodavom lovai, o jis miegodavo ant čiužinio šalia lovos. Galekuoju. Bet 10 litų už naktį. Tai būdavo gerai. Ir kai mes ten dirbom, žodžiu, darbas buvo visai, neblogs, tipo. Nu, koks padavėjo darbas? Ta prasme, mūsų buvo čia pats pirmas darbas gyvenime, apart to, kad aš esu skynus braškis, kai man buvo 16 metų, o tu esi dar kur nors dirbęs. Jaučiu ne. Nu tai va, čia buvo toks pirmas darbas. Ką aš žinau, atmosfera buvo faina, visai susipažinom ten su žmonėm, nepraildavo tas laiks labai, bet, nu ką aš žinau, tokie geri prisiminimai. Visada mes persiskirstytom zonom, žodžiu, ir Luks visada gavo tokią zoną. Gali, ten kur neidavo dieną žmonės tik vakarais. Pas mums būdavo tokia sistema, kad ant čekio būdavo parašyta 5% aptarnavimo mokestis.
Ai, 5 procentai. Žodžiu. 5 procentai aptarnavimo mokestis. O alga mokėdavo 3 procentus nuo visko, ką suprekiaudavo. Ai, nu tai va, žodžiu, kai tu pavalgai toj kaviniai, tau būdavo, tarkim, tu išleidi 10 eurų, ne, ir tu dar gauni 5 procentus aptarnavimo mokesčio dadėta į tavo sąskaitą, tai tu sumoki 10 eurų 50 centų, ne, tarkim. Ir mes gale dienos, mes turėdavom rinkti visus tuos čekius nuo stalų, kuriuos aptarnaudavom, ir gale dienos sudėdavom visą tą sumą ir nuo tos sumos turėdavom Gaudavai 3 procentus algos. Jo, nes mums taip mokėdavo algą, žodžiu. Mums nemokėdavo kažkokią tai į mėnesį, kad ten, tarkim, mane už visą mėnesį gausiu 400 plus arbatą, ne, arba ten 500 plus arbatą. Tu gaudavai procentą nuo tų pinigų, kuriuos suprekiaudavai realiai. Tai procentus. Ne tai, kad visus 5 atiduoda, tu dar pasidarai. Ir kas tame blogiausia būdavo, kad mums dažniausiai palikdavo, aišku, arbatos, bet kartais net nepalikdavo arbatos. Lietuviai nepalikdavo, rusai palikdavo. Jo, daug rusų buvo. Ir svarbiausia, kad dažniausiai kartais net nepalikdavo arbatos, nes galvodavo, kad tie 5 procentai yra mūsų arbata, ne? Nu. Bet iš tikrųjų. Jis jau sakydavo, ar skaičiuota, sakydavo, neįskaičiuota, tai sakydavo, kodėl skaičiuota. Jo. Ir nes dažniausiai jie pavyzdžiui, jeigu įsivaizduojat, jūs ten išleidžiat 100, ne, ten litų, ir vis tiek gaunas ten, ne, kiek gaunas 5 litai gaunas arbatos, nu, tu po to service charge ir tu galvoji, taip susinervini, kad jis iš visai yra ir galvoji, va, čia jų arbata, tai man nebereik nieko palikti, nu, tai žodžiu, tai biški durnai būdavo, nes mes mažai pasidarydom tada arbatos. O, alga buvo iš tų procentų. Ir kiekvieną vakarą turėdavai pats susiskaičiuoti, pats sudėti, ne, ir užrašyti ir po to perduoti. Tu po viską pats daryti, pats buhalteriją savo algos. Buhalteriją ant popieriaus, tušinuku. Jo. Ir visi, dar ką norėjau paminėti, kad visi čekiai, ką, pavyzdžiui, tu suvalgydavai, būdavo ranką rašyti, ne? Tai davrėse, ne tai, kad suvedi kažką ten, jaučiu, jie taip slėpdavo mokesčius toj kaviniai, ką? Tai kaip ir visi, man atrodo. Nu, bet... Tai atsimeni, verkdavo, sakydavos, slėpkitės, jeigu ateis mokesčiai tikrinti. Ten, kai nebuvo, iš pradžių, kai neįdarbinau, taigi pradedi dirbti, paskui ateis ten po savaitės ar 2 tada prirašyti. Nu, ir žodžiu, mes su Luku dirbam ir dar primeskit, kad darbo valandas mūsų būdavo į dieną po kokį 15 valandų, ne? Tai užsidarydavo tada, kai nebebūdavo žmonių. O kada nebebūn žmonių Palangoj? 12, 11 metų. 12 dar atein gerti jie visi. Jo, tai mes, pavyzdžiui, keldavomės rytą kokią 8, ateini į darbą 9-10, ne? Man atrodo, ir išeini apie 12 ir taip kiekvieną dieną, žodžiu. O ar mums duodavo maistą? Duodavo, bet su nuolaida, man atrodo. Tai mums reikėdavo dar pirkti maistą, ne? Žodžiu. Bet gerai, kai neždavom šašlikų žmonėm, tai nuvalgydavom po šašliką. Ar rimtai? Iš lėkštės? Tai aišku. Na, eini į virtuvę, sakai, čia per daug pridėta, pasiimi vieną. Aš tai, viešmę numaudavai? Ne, taigi nuimdavo viešmę. Ai, aš tai bulvę fryti kokią paimdavau kartais. Bet gerai, išmokai su gedusią sriubą atgaivinti, degtinės pripylus. O tai būdavo? Taigi harčiau, kai sugesdavo, pripildavo degtinės, užvirdavo viskas. Tai vėl pardavinėdavo. Tava jau pirmais Palangoj. Nu ir, žodžiu, rezume visko buvo, kad mes jau nusprendėm nebedirbti viską, žinai, ten tu pavažiuot namo ir mes nuėjom atsiimti algą į tokį kambariuką.
O, dar palauk, tau kažką reikėjo dar padaryti, kad daugiau pinigų davė, ne? Atsimeni? Ne. Kas ten buvo stabrų, basūnų, ar kaip žinais? Ne. Nieko nebuvo, gal aš čia kažką... Nu, žodžiu, mes nuėjome atsimti algą ir tais laikais mes per mėnesį išdirbę kiekvieną praktiškai dieną nuo ryto iki vakarą gavom... 400 negavom. 400 litų negavom, tai čia mes negavom daugiau 105 eurų. Dviese. Per abudu. Be išeiginių. Tai, taurėse, mes gavom mėnesį pradirbę po 7 eurų. Tai gerai, pagyvenai Palangoje. Plius arbata, bet kiek tau daugiausiai išeidavo per dieną užsidirbti arbatos? Man tik 25 liūtus. Daugiausia tai esu radęs ant stalo 5 eurų. Bet čia jau... 5 liūtų? Radęs, nu. Nu. Kažkas buvo kažkur palikęs, tai radau. Ai, rimtai? Nu. Geras. O taip tai palikdavo gal po... 7 Po litą palikdavo. Jo, bet per dieną kiek? Lietuviai labai mažai palikdavo. Per dieną būdavo, iki 20 litų, nes lietuviai nepalieko, o rusai ateidavo pavalgyti pusryčių kokių, tai palikdavo po 5 litus. Tai, žodžiu, mes susidirbom iki 20 litų. Būdavo daugiau, 25 gal, bet... Tai kiek, pavyzdžiui, mes per mėnesį pasidarėm arbatos? Kad ir kiek pasidarėm, viskas išėjo ant buto. Jo, nes mes viską išleidom ant buto, ant maistą ir šiaip ant pramogų ten, ne? Nu, ten kažką nusipirkė. Laiko nebuvo, nes ledus vis tiek vogdavom iš to irgi vagonėlį. Jo, mes vakare būdavo, žodžiu, nueidom tenais ir vakare būdavo, ten mūsų ledai būdavo, ne? Ten kažkokie kiti pardavinėdavo ledus ir tuos šaldiklius įstumdavo į mūsų teritoriją. Jo, ir nerakindavo. Prisikišdavom kuprinę ir eidavom, Vyva ledų. Super vyva. Bet neprisikišdavom ten po 15, ten 2-3 pasimdavo, ne? Tarkim taip. Čia būdavo kaip bonusas už darbą. Žodžiu, bet iš tų pinigų nusipirkom patį pirmą mūsų fotiką, ne? Ten skaitmeninis man buvo, koks man buvo, aš dabar net nepamanu. Fuji filmas. Kuris yra iš vis? Eik, tu jau nebeturiu. Nu, žodžiu, nusipirkom šitą fotoką. Tu dar reikėjo dasimesti? Ir dar reikėjo dasimesti ir... Už 400 litų. Šiaip dabar, kai pagalvoju, tai žiauru. Na ne? Dabar, kai pagalvoju, žiauru, ką? Tai gal dabar kitaip, gal dabar jau normaliai darbint, dabar gal tvarkingai viskas. Ne, dabar gal jau kitaip, bet... Nu, šiaip, man buvo po 18 metų, tai tokia didžiausia idėja, tai čia buvo pabūt Palangoj pavasarą, ne? Ten kažką padirbti. Aišku, dabar gal žmonės jau važiuoja kaip ir užsidirbti, ne kažką ten nusipirkti, bet nes tais laikais, aš nežinau, buvo toks, kad... Tai gal jeigu gerą kavinę įlendi, tai gal gerai ir su arbatpinigiais gali užsidirbti. Kas kaviniai dirbat, pakomentuokit, kiek jums išeina, tarkim, užsidirbti arbatpinigių per mėnesį, ar šiaip kokią tu algą ir jaučiu 500 eurų, dabar tai tikrai 400 yra. Nu, kaviniai kai dirbi. Ne, tai minimumo, tai ne. Minimum daugiau negu minimums turėtų būti, o minimums tai ne 4, ne 500. Minimums yra daug daugiau. O ne? Taip. Aš esu dar dirbu šiaip, aš dabar ką tik prisiminiau, kad aš dar salūne dirbu, kai man buvo 16 metų. Aš nežinau, ar tai legaliai dirbu, bet aš dirbu, žinai, kur pardavinėjai tos biliečiukus prie salūno. Striptiz dar šokai, 16 metų, ne pilnametį. Ne, tai nešokau aš. Nušokau. Iš tikrųjų. Ir duodavo, žinai, kiek? 25 gal litus ar 50 litų už vakarą. Tipo už naktį, žinai. Nu, bet čia šitos istorijos neliesim, bet prie biliečiukų, kai dirbdavau, ir dar dirbdavau aš, Emilis, Vyka, Monika, tas Jarutis, žinai,
Ne Jarutis, kaip jo pavardė? Nepažįstu tavo tų draugų. Nu, žodžiu, čia mes dar su Luku nebuvom kartu, bet, žodžiu, dirbau prie bilietukų, tai ten irgi buvo lygiai ta pati situacija, tai būdavo, tipo, kiek tu suprekiauji ir ten nuo biliečiuko gauni kažkokį tai procentą. Ir po to gale dienos tu nueini, atiduodi tos visas babkės, nes tu jas visas rinkinėdavai tas babkės, atiduodi pinigus ir tu po tau kažkiek atskaičiuoji. Bet žiauru, ką? Jaučiu dabar nebėra tos tokios kaip čia net nelegalu yra, ne? Nes salūne tai tikrai ten nieks neįdarbina, tiesiog ateini, ieškau darbo ir dabar net nebėra salūnų. Ten ir kažkoks... Žaidimų tai nesąmonė. Jo. Tai va, žodžiu, salūne tada, kai ten dirbam, tipo, tai net nebūdavo jokių valandų, kada nori, tu po tada ateini. Bet žinai, kas svarbiausia, kad tu visus tos už bilietus suprekiautus pinigus surenki pats, visada nešiojas. Ir čia nešiodavais. Nes kiti bilietai būdavo po 3-5 litus, ten tie geri, žinai, pirmose eilėse 25 litai, 10 litų, 15 litų būdavo tokie. Ir tu visus tos 300 litų nešiojas su savim. Ir tipo, jeigu tu pamestum tos pinigus, tai kas atsakings, tu turėtum atsakyti, jeigu to pavogtų, žinai. Šiaur. Tokie mūsų įspūdžiai. Šiaip, ką nors dar prisimeni iš tos kavinės? Nieko gero. Nėra, kad labai kažką prisiminčiau. Prisimenu, kai pasakėm, kai išeinam, tai sako, suraskit, kas vietoj jūsų atein dirbti. Ai, jo. Tada su mąstėm, padarėm tą posterį. Tai paieškom darbininką, tai pamatė savininkai, pakėlė skandalą, kas čia ieško darbininkų. Bet taip pat jis prašė, kad surastų. Nieko, užknisdavo stovėti, eikit kvies žmonės, stovi prie gatvės. Jo, rimtai sakydavo, eikit kvies žmonės. Eikit kvies žmonės į vidų. Labą dieną, gal norit pavalgyti? Užeikit labai skaniai šašlikai. Jo, tas tai žiauriausias. Bet kiekvienam darbė yra tas toks, eikit kvies, aš atsimenu, kai Anglijoje per agentūrą dirbdavau ir prie YSL, jeigu standas stovėdavau ir ten būdavo tokie kvepalai, žinai, kur nauji išėjo ir ten 100 svarų kainuodavo ten tie kvepalai, žinai, ir tipo, ir tas stends būdavo, nu, būca kaip drogė, tarkim, yra drogsterė, tik didelis ir ten būdavo tokie atskiri stendai ir, tipo, nueini prie to įėjimą ir, tipo, norit gal pavostyt kvepalų, žinai, žiauriai skaniai kvepia, toks darbas, tai žiauriai užknis, aš tiesiog, nu, negaliu, bet aš ir parduodavau, žinok, parduodavau aš tų kvepalų, siūlyt kažką, tai klysta, neužknis. Tai va, kai aš pardavinėdavau tuos biliečiukus, tai žiauriai irgi durnai būdavo, nes, žinai, Basanavičiaus gatvėje žmonės pirmyn atgal ne kartą praeina ir tu ten jau nebeprisimeni tą patį per tą patį ir kvieti į tą koncertą. Daugiau nebedirbčiau. Kur, Palangoj? Jo. Nežinau, jeigu normalioje vietoje, tai tą gali, bet... Nebent savo ką nors, žinai. Kukuruko, ne? Kukuruko. Ne, nebent savo kažką pardavinėti ar kažką, tai... Bet kad dabar, kai pagalvoju, aš net nežinau, ar aš norėčiau važiuoti atostogauti tą Palangą. Kad nieko tai reikia. Į Šventąją man nuvažiuojam, ten kažkaip ramiau, mažiau tų nesąmonių, tai Palangoje. Tai su vaikais važiuoji, ir važiuoji tik prie jūros ir namus, Bet jeigu neturėtum vaikų, varėtum į Palangą. Ne. Nes Aš tai net. Tenais nėra ką, jo, nei tą Basanavičiaus gatvę, nei tos kažkokius klubus eisi, ne? Kai mes maži buvomgi, važiuodavom su tėvais, su palapinėm, su į namelius tos, dabar tai ne. Aš jau geriau tada į kokią Jūrmalą važiuočiau, ne, vietoj Palangos ar ten kur nors iš viso. Nu, kažkur gali. Į šiltus kraštus. Man ta Palanga, tai kai aš apie ją taip pagalvoju, tai aš mintysiai įsivaizduoju tos, žinai, ten bachūrus, kur daužo tos aparatus, kur šuok visokie durneliai, žinai, ten per vidurį gatvės. Šiaip ką, žinau, nelabai man patinka. Nei nėra kažkur tai, kur ten skaniai pavalgyta, ne? Kainos užkeltas vėlia kaip. To į žuvinį skanu. Žuvinį, jo, tenais faina. Tai jo, šiaip jeigu esat 18 metų ir eina darbintis, tai susižinokit pirmą apie algas ir pažiūrėkit, kad nebūtų kaip mums. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, mums tai kažkaip tai buvo, pohai, tipo, mes žvengiam, atsimenu, kai gavom tas pinigus, nes galvom, kad daugiau bus, ne kažkaip. Bet šiaip tai kits, tai žiauriai susinervintų, ką žmogus. Bet žinai, kaip pagalvoju, jeigu labai
užimti vakarai, tai gali užsidirbti, bet jeigu ten atein močiutės, kur atsineždavo savo alkoholį, atsinešdavo iš po stalą pildavos, pavalgydavo po ten, nežinau, karbonadą vieną ir 17 litų, tai tu nieko neuždirbsi ir jeigu tu turi 3-4 stalus visam vakarui, o keli stalai sėdži ir iš po stalo geri, iš jo nieko neuždirbsi. Ja. Viskas, tik laukdavai vakarą, kad ateitų žmonės gerti ir nuo barą su savo kainom pildavai gerti. Atsimeni, sakydavo, tipo jau viskas, nu, tipo meniu nebedalinė, prieini prie žmogus, sakai, ką norit gerti, sakydavo degtinės, nu, tai susimastai kainą, ten, tarkim, vien stikliuks, ten, tarkim, 7 litai, žinai. Jo. Viskas ir neši, nori neši, nenori neneši. Jo, ir dar netgi kitiem netgi mes neišrašydom tų čekių, tu viską pasimdavai, ne? Ne. Aš gal esu tai padarius, jaučiu. Ne, rašydavais, nes daugiau algos gaudavo. Didesnės sumas susidarydavo, nes pagrindė iš alkoholį susidarydavo, kas ateidavo pagerti vakarais. Jo, bet tik tas faktas, kad tu net neturi kažkokios fiksuotos sumos algos, o tu gauni tik, žinai, procentą. Kuo daugiau parduosi, tuo daugiau gausi. Bet tai kiek mes, bet tai, žinau, dabar aš kaip galvoju, kad čia per nesąmonę, tai mes tik tiek suprekiam, ko gavom 400 litų. Nu, tai tu jeigu per dieną suprekiaudavai 100 litų, nu, tai kiek tu gaudavai? Nu, jo. Jeigu nuo štukos gautum 30 litų, tai tu į dieną uždirbdavai po 5 litus. Eiksina, čia. Po 5 litus mes gaudom po 20 centų į valandą. Nu, anyway, neapsigaukit kaip mes, nors dabar aš tikiu, kad dabar tokių dalykų jau galbūt nebėra ir labiau tenais tikrint tas kavinės ir taip toliau ir panašiai. Galbūt kažkiek fiksuota suma yra, bet prieš 12 metų buvo būtent taip ir nieko. Nieko, bet buvo smagu. Pakomentuokit, apie ką norėtumėt, kad dar papasakotumėm iš gyvenimo.